Sveiki draugai ir draugės, štai ir dar viena pamokėlė pas Kęstutį Videikį. Kelio ženklai, 8 skyrius, pildomas lentelės. Papildomas lentelės, toliau lentelės, patikslina arba apriboja kelio ženklų, kuriais jos naudojam, galiojimą ir yra šios. Gal atrodytų skamba paprastai, bet jos super reikšmingos ir ypatingai testus sprendžiant, kai yra kažkokios tai tokios situacijos kitokios, jas reikia labai gerai suprasti ir tiksliai žinoti, kaip jos veiktumas iki objekto. Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo. Lentelėje nurodyto objekto ruožo kryptis yra tiesiai. Žiūrėkit, čia nėra jokių rodiklėlių. Tai reiškia, apribojimai arba pavojai prasidės už tokio atstumo, koks nurodytas ženkle. Tai su šito kaip ir viskas. Dabar kas atsitinka sunkiau? Atsitinka, kai atsiranda rodiklėlės, pavyzdžiui, tokios į dešinę, į kairę, arba rodiklėlės tokios didesnės iš abiejų šonų tiesiai, arba tokia vat rodiklėlė irgi tiesiai. Tai vat tarp šitos tų rodiklėlių truputėlį yra skirtumas ir reiktų atkreipti dėmesį, kad po to nesusimaišyti. Nes vat ir dar tokios rodiklėlės yra. Tai matot, būna tokios mažos arba tokios didelės, vat tie cielos ir ženklių skaičius paviršui, arba tokia vat rodiklėlė, kuri neina per visą tą papildomą lentelę. Tai vat šitą moment. Na, tarkim, kombinacija galėtų būti tokia, ne? Tai nurodo, kad sustoti ir stovėti bus draudžiama už 400 metrų. Nėra rodiklėlių. O kai yra su rodiklėlėm, tai tada nurodo, kiek galioja. Nuo tada, kada ženklas galioja. Tai ženklas galioja iš karto draudžiamasis ir jis galios tik 100 metrų. Yra rodiklėlė. Na, o kombinacija yra su įspėjamuoju ženklu. Šiaip įspėjamieji ženklai ne iš karto pradeda galioti už tam tikro atstumo. 50 metrų 100 jeigu gyvenvietėj, arba už 150-300 metrų atstumo negyvenvietėj. Tai reiškia, jis ir nepradės galioti iš karto. Jis pradės galioti nuo tada, kada jau atsiras tas pavojus. Ir tada galios 100 metrų bus tas pavojus su rodiklėlė. Kai bus ženklas įspėjamasis su lentelė be rodiklėlių, tai nurodo, kad pavojingas kelio ruožas prasidės už tiek, kiek yra metrų, 400 metrų. Nes šiaip jie prasideda nuo 100 pm iki 300 metrų atstumo. Bet galbūt galėtų būti aplinkybės, dėl kurių norėtųsi pranešti apie pavojų anksčiau. Tada tas ženklas ir informuotų, kad pavojus prasidės už atitinkamo atstumas iki objekto. Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Šita kombinacija gali būti su įvairiais ženklais naudojama. Papildoma lentelė, tai pavyzdžiui, jeigu jinai būtų su sunkvežimių eismas draudžiamas ženklu ir į dešinę, tai mes žinom, kad ta rodiklėlė rodo, kad už tiek atstumo, tokia trumpa rodiklėlė. Jeigu būtų ilga, biškai kitaip reikštų, kad jau yra draudžiama ir kažkiek tai galioja. O čia rodo, kad tas ženklas pradės galioti už kažkiek. Tai jeigu būtų prie sankryžos, mes suprastumėm, kad pasukę į dešinę, mes dar 100 metrų su sunkvežimiu galėsim pavažiuoti ir toliau bus eismas draudžiamas. Jeigu žinau, kad ten kažkur noriu toli važiuoti, aš tada pasirinksiu kitą maršrutą. Tai įvairiai būtų galima sugalvoti, bet tik svarbu tą rodiklėlę prisiminti. Jeigu ne tokia ta maža, ne per visą, tai rodo, kad už tiek metrų prasidės apribojimai ar pavojai. Taip pat jinai gali būti kairė nukreipta, reiškia tą patį. Na, dar yra toks ženklas stop. Atstumas iki sankryžos. Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas. Tai toks paprastas ženklas, kuris nurodo, kad artėjam prie sankryžos, kurie reikės visiškai sustoti. Nu ir galiojimo zona į priekį. Tai vėl rodo, kad apribojimai, po kuriais yra papildoma lentelė, po kurios ženklų prasidės už 20 metrų. Tokios rodiklėlės prie metrų nedidelės nurodo už atstumo kažkokią tai, kad prasidės. Na, o toliau nuo 807 ženklo jau čia reikšmės šiek tiek kitokios. Jau galioja visi šitie ženklai, kurie bus žemiau, jau galioja apribojimai, draudimai ir jie galios, jeigu nėra metrų nurodyta, tai iki arba iki. Kai yra kartų metrai parodyti, tai kiek metrų nuo ženklo ir į kurią pusę. Dar kartą skirtumas, kai yra tos mažos rodiklėlės rodo už kiek metrų, o kai yra didelės rodiklės, tai rodo, kad jau galioja ir kiek metrų galioja. Na, tokia įdomi lentelė. Galiojimo zona į priekį ir atgal. Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną. Pavyzdžiui, šiaip vat draudžiama sustoti ir stovėti ženklą. Jisai galioja kur? Galioja draudimas už kelio ženklą. Bet jeigu yra naudojamas kartu su tokia papildoma lentelė, tai reiškia sustoti draudžiama iki ženklų ir už ženklą visiškai negaliojama. Į abi pusės padaro. Galiojimo zonos pabaiga. Šitas ženklas toks iš aprašymo nelabai, bet būtinai reikalaujamas šiandien paaiškinimas. Tai čia visiškai yra pakeičiama vieta, ne? Šiaip ženklas galioja nuo ženklo sustoti ir stovėti draudžiama iki sankryžos, bet kai yra tokia papildoma lentelė, tai jinai pakeičia, kad nuo sankryžos iki ženklo draudžiama sustoti ir stovėti. O už ženklo jau gali.
Testuose tikrai yra šita kombinacija ir būtinai turit prisiminti, ką aš pasakiau ir suprasti. Na, galiojimo zona į dešinę su dideliu rodikliu ir metrais reiškia, kad ženklas jau galioja ir galioja 20 metrų nurodyta kryptimi. Tai vat būtų toks ženklas, sustoti ir stovėti draudžiama, reiškia nuo ženklo dešinę 20 metrų draudžiama sustoti ir stovėti. O vat kairiai pusėje nuo ženklo ir iki ženklo galim sustoti ir stovėti. Lygiai tas pats, jeigu yra į kairę nurodyta, arba jeigu į abi pusės, kad į abi pusės nuo ženklo draudžiama sustoti 20 metrų. Tai į vieną pusę 10 metrų ir į kitą pusę 10. Kaip suprasti, tai viena parkavimo vieta yra 2,5 metro, nu tai vat į vieną pusę 10 metrų 4 parkavimo vietos ir į dešinę, jeigu taip šilgai. Jeigu lygiai grečiai, tai po 5 metrų. Na, o jeigu be metrų rodiklė tokia, tai draudžiama nuo ženklo jau sustoti ir stovėti iki sankryžos. Arba kiti ženklai, jeigu būtų, tai kiti apribojimai, draudimai. Taip pat nuo ženklo iki sankryžos. Nuo ženklo į abi pusės sankryžų irgi. Tai rodiklėlės dabar kaip ir praėjo. Paaiškinau tiksliai, aiškiai, prisiminkit, ką pasakiau ir klaidų testuose su tuo turėtumėt nebedaryti. Dabar pereinam, kam galioja ženklas. Jeigu po ženklu yra lentelė, pavyzdžiui, krovininiai automobiliai. Tai šitas ženklas galioja krovininiams automobiliams virš 3,5 tonos. Tai jeigu būtų lengvasis automobilis, krovininis, toks kaip vis paminiu, city busikas toks, tai va, su tokiu galit čia parkuotis, tokiam, kuri B kategorijai priskiriamas, tai bet virš 3,5 tonos jau galioja šitas ženklas krovininiams tiems automobiliams. Nu, tarkim, tokia kombinacija, ne? Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas ir nurodyta papildoma lentelė. Tai šiaip lengviesiam automobiliam čia būtų draudžiama važiuoti. Bet kai atsiranda, kad galioja tik krovininiams automobiliams virš 3,5 tonos, ne? Tai tada jau kitoms transporto priemonėms galima važiuoti, nes jisai pakeičia, kam galioja tas ženklas. Sekanti papildoma lentelė. Šitas ženklas klaidina, nes yra draudžiamasis ženklas, kur yra masė nurodyta virš 3,5 tonos. Paveiksliukas identiškas beveik. Kalbėjau apie šitą ženklą, bet šiek tiek netaip, kad jie yra vienodai draudžiama arba padaro galiojimą. Tai padaro galiojimą šitas ženklas, kelio ženklas su lentelė transporto priemonė su priekaba. Galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigės mašinoms su priekaba. Nėra jokio apie 3,5 tonos, tiesiog visiems automobiliams. Tai tą ir turėjau galbūt omeny, kad paveikslėlėje panašu į sunkvežimį, bet tas ženklas nėra taikomas tik sunkvežimiam, visoms transporto priemonėms. Na, toks pavyzdėlis sugalvojau. Pavyzdžiui, ženklas 70, ne? Tai galiotų kaip ir visoms transporto priemonėms. Draudžiama važiuoti greičiau negu 70. Bet kai jis naudojamas kartu su papildoma lentelė po apačia, jis pakeičia, kam galioja. Tai draudžiama važiuoti 70, greičiau negu 70, kam? Transporto priemonėms su priekaba. Galioja automobiliams, savaeigiams mašinoms su priekaba. Tai jeigu aš važiuoju be priekabos, man šitas ženklas negalioja. Jeigu tai užmestis, ne 90 galima, tai aš galioju 90. Papildoma lentelė lengvieji automobiliai ir kelio ženklas galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams iki 3,5 tonų. Papildoma lentelė autobusams, tai reiškia ženklo apribojimai, draudimai galioja tik autobusams, traktoriai galioja tik. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Traktoriams ir savaigiams mašinoms ženklas galioja. Motociklams čia svarbu gal atkreipti dėmesį ir tai, kad yra ženklas ir mopedai. Tai kaip be žmogeliuko, tai ženklas galioja tik mopedams, o kai draudžiama motociklams, tai nereiškiama, kad draudžia mopedams. Tai va šitas ženklas nedraudžia